Pasakodami apie kombainą Laverda 410 inžinieriai juokavo, kad prabangus automobilis, palyginti su juo, yra kaip dviratis. Ar tikrai? Šie kombainai pernai buvo populiariausi Lietuvoje, o naujasis modelis, anot jo kūrėjų, yra ekologiškiausias, turintis pažangiausias reguliavimo, darbo kontrolės ir kūlimo sistemas. Tai daro kombainą vertų parodos, ką pasėsi medalio. Pernai metais rudenį, lapkričio mėnesį, pirmą kartą apskritai Europoje ir pasaulyje pristatytas pats naujausias M40 modelis, kuris išsiskiria svarbiausiais bruožais. Tai vienas dalykas ekologinis atitikmuo, tai yra pats pažangiausias šiuo metu galutinis TR4 emisijų reikalavimo atitinkantis standartas, kuris leidžia ne tik sutaupyti šiek tiek kuro, bet ir į aplinką išmesti pačius mažiausius kiekius teršalų. Tam naudojamas karbamido tirpalas ir papildomas katalizatorius, kad išmetamosios dujos būtų nukenksmintos. Antras svarbiausias momentas – tai visos įmanomos pažangiausios technologijos sudėtos šitam kombaine. Pradedant nuo telemetrinės sistemos, kurios pagalba ūkininkas gali stebėti savo kombaino ne tik buvimo vietą, bet ir judėjimo greitį, visus nustatytus parametrus, matyti ar ten įjungta pjaunamoji ar ne. Tai žodžiu, ir truputį sekt darbuotoją. Ir kitas pliusas, kad įmonės, mūsų atveju servizas, netgi nenuvažiuodamas į lauką pas ūkininką, gali nuotoliniu būdu jam rekomenduoti, kokiu būdu geriau būtų kult vieną ar kitą kultūrą, kaip nusistatyti, kaip sureguliuoti kulimo parametrus. Ir patiem reikliausiam ūkininkam, įmantiems kombainą, perkantiems su didesnė nei 8 metrų pjaunamai, ten su 9, sakykime, galima įsidėti, užsisakyti automatinę vairavimo sistemą AutoGuide, kuri gali būti dviejų tikslumų. Vienas yra iki 10-15 cm, kitas yra iki 2,5. Tiek pjaunamoji, tiek kulimo visa sistema, tai yra labiausiai atitinkanti ne tik kad Lietuvos ūkių, bet apskritai visos Europos poreikius, nes su šiuo kombainu galima kult daugiausia, su standartinė kulimo sistema galima kult daugiausia skirtingų kultūrų. Rapsai, garstyčios, kitos smulkios sėklos, įvairūs grūdai ir pupos, kukurūzai, žirniai šiam kombainui įveikiami be didelių kombainininko pastangų. Visas kultūras galima kult su standartiniu kombainu, kukurūzams, saulėgrąžoms truputį pamodifikavus, tai yra ten pakeitus vieną kitą elementą. O pati pjaunamoji, tai yra PowerFlow. Tam tikri pjaunamosios priedai leidžia sklandžiai dirbti ir ekstremaliomis sąlygomis. Išgulusiame ar netolygiame pasėlyje, nelygiuose laukuose kombainas dirba taip pat našiai. Išgulusiame lauke galimas net iki 70% didesnis našumas, nei dirbant paprastą pjaunamąją. Kratikliniuose kombainuose Laverdos standartinis smulkintuvas, šitoj būtent 40 naudojamas, yra su daugiausia peilių. Tai yra dvipusiai, karpyti peiliai, taip pat karpyti yra ir priešpeiliai, tai užtikrina, aišku, kokybiškesnį smulkinimą. Ir mūsų kombainuose yra didžiausias smulkintuvo veleno sukimosi greitis javų kultūrose, tai daugiau negu 3600 apsukų per minutę. Tai ir plus priešpeilio reguliavimo galimybės, po būgnio smulkintuvo reguliavimo galimybės leidžia visas kultūras, tiek grūdinės, tiek ankštinės, ir susmulkinti ir paskleisti pilnų pločių. Netgi jeigu jūs naudosit ten daugiau nei 7 ar 8 metrų pločio pjaunamasias, tai be jokio papildomo diskinio mentinio skleistuvo šitas smulkintuvas sugeba paskleisti reikiamų pločių visą susmulkintą masę. Net ir šia aplinkos našus bet kokiomis sąlygomis darbo kontrolės sistema. Gal išties automobilis palyginti su šiuo kombainu dviratis?